apie serialą. Su kuo asocijuojasi šitas pavadinimas? Aišku, kad su serialu. Taigi, greitai aš įkelsiu naują serialą Tamsa. Ir jums atiduodame 3 serijas, jeigu jums jos patiks, tai tada serialą tęsiu, bet jeigu ne, tada ne. O šiaip tai aš serialą noriu kelti vietoj filmų. Sorry, bet su to filmu man visiškai neišeina. Ilgai reikia filmuoti, po to dar ten viena dalis nesigauna, ištrink. Žodžiu, sorry, bet kantrybės tiek neturiu. Su serialu lengviau, ne lengviau, bet su filmu tai tikrai sunku. O šiaip tai apie filmą mums to jau papasakos, apie serialą. Mums toliau papasakos pagrindinė serialo veikėja, kurią vaidina Zia Diamond. Pagrindinė veikėja yra Mija. Serialas yra apie vieną merginą, bet mums toliau jį papasakos Zia. Taigi, greitai įkelsiu naują serialą. Gerai, taigi pakalbėkime su Zia. Alio? Sveiki. Taigi, norėtume, kad jūs man papasakotumėt truputuką apie serialą. Tiesą sakant, tai mano kur aš vadinu seriale, tai bus meilės istorija apie merginą, kuri tapo ragana. Nepaprasta mergina yra. Tai ir jinai įsimyli paprastą. Puiku. O jūs vadinsite pagrindinį vaidmenį, kaip suprantu, o vyro pagrindinį vaidmenį vadinasi Jonas Harlas. Taigi, tai nuostabu. Mes lauksime serialo ir tikiuosi, kad žiūrovai nuspręs, jog serialas turi likti. Ačiū. Viso geriausio.